4, 3, 2, 1. Sigutė, atvykom į Farerus. Vat aš būtent taip matau, Lietuvos futbolo rinktinė atvyksta į Farerus ir sužaidžia lygiom arba pralošia. Ir fotovaro namo. Nu, visi apakė, ant kiek čia Islandija, taip. A tu Gotlandė taip nesidžiaugiai kaip čia? Man irgi buvo smagu. Videka pradedam nuo to, kad kaip ir Islandijoje visi oro uoste prisiperka gėrimus ir tempia namo, nes čia pigiausia, o po to parduotuvės yra baisios kainos. Nu, tai jeigu čia dabar yra dvacokas, šita bonka, Max dvacokas. Autobusas turės laukti dabar visų šnapso pirkėjų. Taip. Nupirkau Sigutei. Čia gal man? Čia tau. Oh my goodness. Mojuok ir pasitik atvykstančius. Atėjo informacijos centras, kad gal autobuso bilietus galima nusipirkti. Sako, tai autobusą nusipirksi. Sakau, o tai gal išpirks? Sako, dirbu 2,5 metų. Vieną kartą tik tai buvo. Sako, šiandien nebus? Ne. Berniukai, mergaitė. Gerai, mano žalias, taip? Good. O kaip fainai, kai džiaugiuosi, pažiūrėk, čia tavo dovanėlė. Ačiū labai. O čia man. Taigi, atvažiavo autobusas, nuveš į sostinę, maždaug valandą laiko ir mes atsidursime Na, iš tiesų vasara, vasarojus. Farerai. Sveikis, gerai jaučiatės? Taip. Tai super gerai, bet galvoju, vėl ta mano memory card full, tokie vaizdai gražūs. Pas ją visas baigėsi, liko 6 nuotraukos ir baigsis atmintis. Nervas įma. Čia ir bus, kur lietuviai žaidžia. Toks kalnas matydavosi visada. Reikia pažiūrėti, kada, kai baigėsi paskutinės rungtynės su Farerais. Atvažiavom. O vėjas. Labai noriu į butą. Torshavn stotis, supranti. Kur einam? Google Maps. Tai čia ir einam, palaukčiau. Po dešinę turbūt. Aha. Įsivaizduoji pas juos, kaip dažnai būna. Bliama, vėl tą stogą pjaut. Eina, visą dieną stogą pjoviau. Jau turim fotografą, jau čia fantazuoja. Gerai. Nice. Reikia susirasti. O, the best. High five. Yes. Turim nuotrauką. Stogą nusišienauk. Čia Nippon. O, blemba, vos į spastus nepatekau. Show it again. Yes. Įkalė limoncello. Nippon. Statė statybininkai namą, statė, viskas gerai, langai. Per vidurį to matišo. Ai viršų tiesiog, per visą pavarėm. Atsipūtė, vaipardė galvoja, nesimsim nieko, nei rūbų, nei triusikų, nieko. Nusipirksim parduotuvį, taip. A čia mum bėda. Taip, centriukį įsinuomavom tokį paprastą, iški pigesnį namelį. Raktas dar yra. Raktas čia va 2-3 kamerų. O, čia reitingas ne pats didžiausias šitos vietos. Labai paprastas kambariukas, bet turi kas visi. Nu, kaip mūsų kambarėlis? Kur nori būti? Prie lango jau? Jo. Aš tai čia gal, kaip susiraitosiu kaip baba ir gulėsiu. Taip, laive tokiem šitam galvoju gal. Indijai už 7 eurų ir čia už 7 eurų. Oh my god.
Indijai būtų baseinas ant stogo, ta prasme, pusryčiai ir visa kita. O kas čia? Čia, supranti, čia gaunasi taip, kad moki skandinaviškai gauni Indiją. O ten moki indiškai gauni Europą. Va to ir skiriasi, gerbiami televizijos žiūrovai. Tiek tobulėjom, kad nusivažiavom. O už nusivažiavimą prašom labai daug pinigų. Orelis truputėlį pagerėjo ir iš karto išsirengė damos. Nu ką, einam bet kur turbūt, ne? Kaip supratote, vėl žmonių nėra kaip ir Gotlande. O kiek vaikinų dabar tau pavydė? Jo, varom mergos kažką pasveikti. Faktas tas, kad šitas miestelis dar turi švedų konsulatą, supranti. Gerai. Viskas čia rimtai, tik labai sunku atsiminti miestelio pavadinimą. Ar tu atsimeni? Atsimenu. Torošon. Pirma diena Farerų salose. Pavasaris turbūt... Čia net ar pavasaris atėjo klausimas? Ne, jis dar tik eina. Jo, pavasaris dar šioks toks, vasaros, tai tikrai čia visiems reikės stipriai palūkėti. Tai dabar einam apžiūrėti mažą miestuką. Čia gyvena, atrodo, 14 gal tūkstančių gyventojų. O šiaip Farerose mažiau negu 60 tūkstančių, gal 54. Bet mes einam į Irish pub. O! Šiandien, tarp kitko, jau čia, balandžio pačioj pabaigoje, jau 9:30 tik tai saulė leidžiasi. O vėliausiai vasaros vidury 11:30. Tai išvystant kokias 3 valandos tamsos. Valdemaras, Liucenas kažkoks tas. Ką čia žiūri visi? Tai mums reikia. Kuo čia visi pliki kaip banditai, tu matai? Einam pažiūrėti. Eina, šikt kaip sigandau. Durys ten buvo. Ar futbolas eina čia? Taip, Liverpoolio palaikytojai. Eik tu savo, kiek čia žmonių. Pagaliau, kažkas normalaus. Alutis ir sidras 12 eurų, po 6 eurus. Pagaliau. Yeah. Yeah. Can you show this the money? Žiūrėk, čia net nedaniškas. Čia Farerų pinigas. Toks mažiukas šotas tik tai. Čia 0,2. This is double. Oh, that's ridiculous. But you paid for singles. Yeah? Okay. Talk to me. That's a single shot glass, but that's a double. A single is 20 mils and double is 40 Double mils. šotas. Kaip? Čia visi garsų skleidžia. Išeinam iš bariuko airiško. Patekom į futbolo rungtynės, stebėjo. Vietiniai pažiūriu, kaip jie bėga, ar išeina iš baro, ar ne. Sakė, kad dar pasiliks biški. Tai, žodžiu, Liverpoolis laimėjo čia 5-1 prieš Tottenhamą. Visi dainuoja, skanduoja, nors net ne danų komandos. Sakė, bare bus tol, kol žmonos nepradės skambinėti, kur jūs esat. Ir kitas dalykas, klausiau, ar danų komanda palaiko, tiek Farerai irgi žaidžia futbolą, turi savo komandą, ar danų palaiko, sako, jo. Sako, šiaip čia dauguma žmonių palaiko danus. Sako, gal 25% yra tie, kurie, tipo, kaip čia, nenori būti danais. Nu, tipo, nenori priklausyti Danijai, bet šiaip, sako, žmonės čia Daniją mėgsta. Šiaip. Va, ir bandžiau prisiminti dar, sako, klausiau, ar kada su danais yra žaidę, tai 22 metų kvalifikacijų yra žaidę. Aišku, Farerai pralaimėjo. Nu ir dar priminiau, aišku, kad su lietuviais yra žaidę, bet kažkaip šitą faktą neužfiksavo. Šie kažkaip anglus labiau. Įdomu jiem labiau, kaip anglai žaidžia. Ne, nu, žinai, čia viskas, kas vyksta, tai yra sirkas visiškas. Nu gerai, va, ir čia miestelis, kaip atrodo. Atrodo toks biškai butaforinis, ne, pagal tos namukus. Atrodo, tai šiaip pastatyti ant bairio.
Bet mačiau daug kas su taksais atvažiavo pažiūrėti fulę. Tai matomai alūčio išgėrė. Užsisakėm Eta pizzą pačiam centre. Tam. Pepperoni. Labai toli nuo Italijos, pažiūrėsime, ar labai toli nuo realiai pizzos. Jau kad svogūnų pridėta, jau yra klaida. Ką tik iš Pečiaus. Žinai, kiek kainavo? 115 apie 13 eurų gal. Man atrodo. Verta, neverta? Gal ne taip ir blogai dar, ne? Kiek Švedijoje? Virš 20 jau būtų. Eksperto nuomonė. Taip, oras pagerėjo gerokai. Kiek čia valandų? 6 jau gal? O, 7. 7 jau? Pažiūrėk kaip šviesu. Keista, bet man daug. O neleidžiat? Įleisk. Kažkokių pėtkų parduotuvė. Nei vienos. Kas čia? Jūs sagūtė parodyti savo naują maikę. Jo, vaikutė mano labai faina. Pareo Islands. Jo, čia tie paukščiai, kurie yra saloj, pietinėje saloje tokia mažytė sala. Gerai, supratom. O dabar kas jūsų rankose? Taip, yra ginger shot. Jų yra, čia yra 3 rūšių, yra su, man atrodo, cranberries ant bruknės, yra su šitą geltoną, kaip vadinasi. Šut su bruknėm, sakydavo. Kaip? Šut Nu su kaip, bruknėm. vėlgi, kurma, nu tas, ciberdulė, va. Taip ranką atsisuksė, nebutelį. Tai va, alkoholio čia nėra, turiu jūs nuliūdinti. Visi žiūrovai dabar. Be alkoholį ginger shot. Net ir man pačiai gaila. Tikrai gaila, kad nėra alkoholio. Gėlis. Čia po šotą reikia, o ne po pusės stiklinės. Ne, it's not bad. Aš žinot apie šotus papasakos. Nuėjom į barelį, ten kur vyko, ten pivolas visi žiūrėjo. Ir šotas tai yra tik 20 ml. Taip, rodžiugi, vyrukas buvo Jau tu rodė, ne? nustebęs. Nu jo, kitai, kiek tą šotą gali dar susmaukti. Buvo pem. Ant galo, nu, 3 lašai, okei. Nu gerai, pasipikrinsime vėliau apie Rob TV. Okei, be alkoholis. Labą rytą. Vakar taip ir nesugebėjau nueiti iki lovos. O čia lova, va, kokia graži, pažiūrėkite ten. Va, net nepaliesta. O aš va, lovy šitam ir prabuvau visą naktį. Kaip kūdikėlis. Jo, kai būna kūdikiai, vežimėlio nebetelpa. Einam per lauką ieškot pusryčių. Šiandien saulė šviečia, bet man atrodo, tas oras yra nuolat besikeičiantis. Sinoptikai kiekvieną kartą. Net nespėlios. Kaip sovietinė valgykla, biškai atrodo, ne? Antram aukšte Laisvės alėjai. Imam. Nu, turi sumuštekų ir biškai vaisių. Gerai, tai turim automobilį. Su šito Hyundai'm dabar važiuosim biškai pavažinėti truputėlį. Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius buvo, kaip sakė mūsų senoliai, taip sakė mūsų senoliai. Nuvėjom šitos avinus, bet mes einam, kur jie eina tiesiog. Ai ne, jie turi kitą kelią. Labą dieną. Koks tu didelis. Suka. Taip, toliau važinėjomės po įvairiausius miestelius, šiaip tai nėra vėjo ir tai yra pasaka ir plius šilta.
Čia be mašinos nelabai kur nuvažiuosi. Iš tikrųjų, jeigu autobusų lauksi, tai gali ir nesulaukt. Tai vat geriau nuomot mašiną. Mes turim 3 dienom. Na, niek čia nemoka ištarti, bet kuriuo atveju. Taigi moka. Aš paleidau vėjo, ten, kur žodžių neliko. Jis uždarė duris ir langus atvėrė. Gerai, varom toliau. Šiandien oras pasakiškas, fantastiškas. Čia ir labai graži vietelė. Žodžiu, Skandinavijoje va, tokie va, įprasti stogai su žole. Ale šilčiau kažkaip pasidaro, ale vėsina vasarom. Lietuvoje nelabai matyti tokių stogelių, bet va, čia jie taip daro. Net ir mažą nameliuką irgi apželdino. Man mama sako pastoviai. Kaip sakai? Ja, duok biškį internetą. Duok biškį internetą. A tai kodėl nenusipirkai? Iš tikrųjų situacija tokia. Mes kai atskridom į Farerų salas, mano reakcija buvo: tokia ir tokia įmonė, suprask, sveikina. Jūs Farerų salose. Labai gerai. Megabaitas 24 euro centai. 100 megabaitų 24 eurai. Sutrikęs virškinimas, kas man siūlo tokią nesąmonę. Tai ką aš padariau, supranti? Tai ašgi užsisakiau seilį. Tugi žinai. Būtent. Teisingai. Bet mama man visą pritarė visokiais klausimais. Kad jei užsisakai seilį planą, tu internetą turi kada? Bet kada? Labai gerai, studentai. Ir kas esi? Ramus. Taip, Ramūnas esi. Gali net save Ramūnu vadinti. Tarp kitko, sutikom užsieniečius, net žinojo seilį. Nu, sako, esim kortelė, tai sako seilį. Aš taip, man akis šitoj vietoj. Žodžiu, nuolaidos kodas pravaltūros, gausite 15% nuolaidą, kurią aš tarp kitko pats ir naudoju, įsivaizduojat. Bet kokią įmonę, kuri neseilį, kai kirščiau, taip. Žiedai, neskirsiu jų, nenoriu matyti nuvytusių. Žiedai, neskirsiu jų, nenoriu matyti nuvytusių. Bėgo aš per pievą, baltą suknelę, kojos mano basos, vilgojas rasa, žydi ramunėlis, skinsiu jo žiedų. Na, Siguti, kaip užskaitai Farerus, supranti? Čia daug daugiau negu tikėtasi. Čia yra gerokai daugiau negu tikėtasi. Bet gal nekviečiam žmonių čia privažiuos po to, ne? Nieko čia gero. Ne, tiesiog norim pasakyti, kad nieko čia gero, nevažiuokite tos Farerus. Aš tai siūlau, žinai, žmonėm toliau tęsti kelionės į Turkiją, į Egiptą. Ir ten. Ja, labiau Turkiją gal nuvažiuokit vietoj tų Farerų. Bet nevažiuokit. Nevažiuokit į Farerus. Nedarykit klaidos, nevažiuokit į Farerus, kaip mes padarėm. Ne, ateina. Bėgu paskui tave, aš paskui tave, aš negaliu pamiršti jos niekaip, ugnį matau akise, aš jos akise, šį vakarą tik dviese liekam. Atėjom į vietą, kur eisim... How long it will take? 45 minutes? It takes about an hour each way. Each way an hour? Oh! Gerai, tai ką, pareisim. It was legal like 15... To eat? 20 years ago to catch. And eat? Yes. Oh. But because of the population of the puffins, they cancelled it. Have you tried any of this? No? Have you tried any of these? Yeah, herbs, okay. You are eating... Oh, it's not on here. No? Yeah, this one. You eat this? Yes, you can find them in the mountains and they're really good to eat. It's Ambetrum nigrum subas. Something like that. They're actually really good to eat. Bet kaip pas jūs šukuosinos, kokios gražios. Kokios jisai turi tuos apačioj. Net gyvulis užgasnai. Bet tas prie to lenda, tas ramiai gulėjo. Tarp kitko noriu priminti, kad šitą tvoro krato mane ką tik nugratė. Nu, kuo baigsis? Ko tu lendi prie jo?
Tu kasaisi, palauk, tu kasaisi su kito ragu. Taip supratau. Gerai. Einam pas... Leidžia pasiklausyti. Jie mažiukai, jūs kaip meškiukai, ne kaip veršiukai. Oi, koks grožis. Reikia ir to taip sako. Nu, neblogai. Nu, žinokit, ponė Loreta, jūsų vaikai labai gražus. Jūs tik pažiūrėkite savo vaikus. Jo, šiandien galvojom, gal čia įlystę nusifotkint, bet kažkaip noras praėjo. Bet ne dėl tavęs. Tiesiog kažkaip galvojom, gal negražu. Veteranas kategorija. Opa! Hei, dar toks judantis. Ką kalbėt scenoje kaip judantis. Rugpjūčio 9 dieną giminės balius, atvykit visi. Hei! Iš to vaizdingų maršrutų mes keliaujam toliau, dabar į porą gražių vietų. Neatsiminsiu nei pavadinimų, nei nieko, nes tokių raidžių yra danų abėcėliai, kad ten net nežinau, kas per raidė, ten atrodo iš 2 raidžių kažkoks sudarytas. Čia aš vedėjas šitos laidos, jeigu ką. Įėjimas buvo 200 daniškų kronų, tai kokie 28 eurų 27, kas ėjimui, man atrodo, tikrai nemažai. Gerai, čia yra graži vieta. Gerai, bandysim viršų užlipti. Taip. Mes atėjom, dar pasakok, atėjom į vietą, kur ežeras yra žemiau, aukščiau jūros lygio. Ir iš šito taško... Aš irgi noriu papasakoti, aš irgi čia buvau. Prašau. Aš irgi čia buvau. Alumidų gėrį. Tai čia ežeras virš jūros lygio. Jau sakei šitą? Taip. A, tai tada tik tai tiek. Tai tu patvirtinai. Noriu pasakyti, kad nuo šito taško, jeigu aš apsuksiu kamerą aplinkui, mes matysime 360 laipsnių. O taip, aplinkui visą žemę. 360, baby. Tęskite. Nu tai, kad jau tu pasakei, tai aš gal tada anekdotą iš tikrųjų. Bet čia grinai jaunimui, jaunesnė auditorijai mano žiūrovų. Išmoko ežiukas kvėpuoti per subinę, atsisėdo ant kelmo ir užduso. Ups. Nu ir kaip to anekdotas? Gaila ežiuko. Aš dabar jaučiu, kad visi prie teliko už pilvų susijėmė. Man tai gaila ežiuko. Ežiuko gaila. Ko gero gražus buvo. Nereikėjo mokintis pro subinę kvėpuoti. O dar norėčiau vyresnę auditoriją įtikti šiame video. Gal vieną rusišką anekdotą. Juokauju. Gerai, tai va, iš tikrųjų dar aš norėčiau atrodyti gražiai šitoje pusėje. Ir šiuo metu kreipiuosi į moterišką auditoriją, kuri žiūri. Čia yra vaizdas 360, tai aš ir pats norėčiau apsisukti 360. Girdžiu prie telikų švilpuoja moteris. O aš taip noriu būti turtingas, gerai miegot ant pilno maišo pinigų. O aš taip noriu būt laimingas. Šiurbir. Pataikiau į taktą. Nieko, Kučinskas pakoregos. Mane mokino, jeigu aš nepataikiau į taktą, tai visą atsakomybę lai prisiema Kėdainių muzikos mokykla. Kaip jūs kreivai filmuojate, jūs matėt? Kokį kreivumą pas jūs kamerą? Čia Sony? Gerai, čia viskas. Kučinsko 70, tarp kitko, norėčiau Edmundą tada būtų pasveikinti padainuojam. Su beatboxeriu Kučinskas. Laimės total. Man. Aš džiaugiuosi, kokį lobį atradau. Nu, labai gražiai. Noriu pasakyti, kad jūs dabar stovite tarp vandenyno ir tarp ežero. Aš manau, kad stovi vidury žemyno prie vandenyno. Mano aitvaras tu į orą leidi. Vidury sniegyno. Nu, tai dabar kitą dainą apie ežerą. Ežerai lūpomis bėgio. Aš bet kokią dainą galiu pasakyti, bet kokį žodį galiu padainuoti. Nu, taip labai gerai. Labai gerai, labai. Viskas labai gerai. Au, Super. Ačiū. Tik noriu pasakyti, kad ir čia veikia Seilė internetas. Net tokiam užkabarį. Nuolaidos kodas pravaltūras 15% nuolaida. O vienas. Įsijungiau bankininkystę. 2 žmonėm čia pavaikščiot PM 3 eurai.
Sąžinės turėkit. Danijos krona tiesiog biški stipresnė negu Švedijos. Ir mes čia biški mokam atsipalaidavę, pasirodo, kad daug brangiau kainuoja. 3 dienas mašina beveik 400 su draudimu ir su tunelio pasu. Taip ir gyvenam sigai. Gerai gyvenam. O gyvenam gerai, taip. Šiaip čia be didelio grybavimo apie 2 valandas gaunasi nueiti ten ir atgal, bet aišku, čia visokius fotkės, taip toliau. Tai biškai užtrunka, bet vietelė labai įspūdinga. Rekomendacijos. Įveiktas maršrutas, pažiūrėtos avelės ir išeiname iš šių nuostabių vietelių. O svajoklį, mano mielas svajoklį, tai ne tavo žvaigždė. Skubantis skriejanti toli, tai skraidanti lėkštė. Viskas, ačiū labai. Nėra. Skelbiu vakarinį posėdį baigtą.